Sveiki, čia ir vėl aš, Neringa, ir šiandieną parodysiu dar vieną savo darbo dieną. Šiandien yra šeštadienis, bet man tai yra darbo diena. Na, aš pasidarau laisvadienį vidury darbo savaitės, kada man reikia, kaip susiklosto darbotvarkė, bet šiandien turiu įrašyti vieną tokį ilgesnį video, tai Etsy parduotuvių apžvalgas Etsy klubo nariams, ir turėsiu šiandien svečią, klientę moterį, kuri atvažiuoja su manim padirbėti, gerą pusdienį, gausis 5 gal 6 valandos darbo. Tai iki vakaro darbuosimės prie jos Etsy parduotuvės, tvarkysim, mokinsimės fotografuoti, tiesiog, dirbsim kartu tos vadinamosios dirbtuvės pas mane gyvai. Tai parodysiu tam tikrus momentus šioje dienoje ir dar tikiuosi ir kažką naudingo papasakosiu. Tai kągi, pirmiausiai pasiruošiu darbo kompiuterį. Ir iš tikrųjų laiko turiu labai nedaug, dabar 12:20, o klientai atvažiuoja 2 valandą, tai turiu 1:40 minučių. Atsirinksiu pirmiausiai parduotuves, kieno darysiu blitz apžvalgas, tai man atrodo gaunasi apie 10 gal parduotuvių. Nežinau tiksliai, nes kai kurios e-mailė, kai kurios Etsy klube patalpinta nuorodos, tai eisiu, susirinksiu vieną krūvą, atsidarysiu ir tada įrašinėju aš per Zoomą, tai tiesiog pati pasileidžiu savo meetingą, spaudžiu įrašyti ir tokiu būdu įrašau ir tada patalpinu. Pasidariau, atsinešiau pusryčių žalį kokteilį, čia yra mano kasdieninis iš tikrųjų kokteilis. Tai geriu tokią man kaip bombą, sakyčiau, tai bananas, tai visur klasika dedu, tada petražolių nemažai, kalendros, saliero, maždaug tiek tokį ilgį stiebo, jeigu būna lapelių, dar lapelių sudedu, pusę citrinos išspaudžiu, imbiero gabaliuką gryno, ciberžolės ir dar kartais kažkokių tai sėklų. Šiandien sėklų nedėjau, lyg ir viską, špinatų dar šiandien visą tokią gerą saują įdėjau, tai va tokį žalią kokteilį, jį sugeriu kiekvieną dieną, kartais dar dedu kalendrą, kartais špinatus, tiesiog tų žolelių, kartais net krapų, dedu bazilikų, tai tiesiog mano toksai natūralių papildų porcija. Pradedu darbą ir tada, tikiuosi per valandą laiko įrašysiu ir dar norėsiu šiek tiek apsitvarkyti studiją prieš atvykstant klientai. Kokteiliukas išgertas, bei įrašinėjant video gavosi tikriausiai gal 1,5 valandos, kraunam ir tada įkelsiu klientams, Etsy klubo nariams į sistemą ir jau laukiu atvažiuojant klientės, tai pro šias duris už kelių minučių. O čia dar esu tokią pasilikusią betvarkę, tai Etsy klube pasakojau ir prašiau pagalbos išrinkti, kokį naują produktą darysiu, ir paraginau ir kitus Etsy klubo narius sukurti artimiausiu metu naują produktą. Tai buvo mano 2 variantai: kilimas iš virvučių ir nauja delninukiai balta. Tai tokia, kūrybinė, daugiau ne vientiso rašto, tai išrinkot, nubalsavot, kas Etsy klube esate už dėlinukę, tai čia atsirinkinėjau dabar siūlus. Tai va turiu tokį blizgutį, šitos siūlus pati dariusi, šiek tiek tokio, čia kažkas pageltė, tai reikės patikrinti, medvilnės, skirtingos, šiek tiek tokia irgi su blizgesiu, biškį vilnos, čia biškį tokia link pieno spalvos, tai bandysiu tokį miksą kurti, įdomesnį kūrinį, gal kažkokiu ir karoliukų pridėsiu, tai atsirinkau krūvelę visą, nešiausi gal ir namo, nežinau, arba ofise, tai va čia. Tada čia dėsiu tokį miksiuką rusvų siūlų, skirtingų, visiškai skirtingai, čia kažkokie švirkštesni, čia medvilnė, čia iš vis toksai blizgutis. Dėsiu miksiuką kaip D-Stash Assorted Brown Yarn pardavimui. Tada čia atsirinkinėjau irgi tokių su melsvu motyvų. Bus rinkinukas irgi toksai, kaip sakyti, likučių išpardavimai. Ir čia tokie mini, viskas šie medvilnė, šie vieno storio net, tokie mini gabaliukai.
mini matkučiai, tai gal net susuksiu visus į rutuliukus ir šitą irgi dėsiu pardavimui. Na, jau po nemažos dalies darbo, 2 kompiuterių ant stalo, kavytė, pertraukėlė, klientė turėjo skubėti kitų reikalų, kurį dar turėjo Marijampolėj, ir netrukus grįš ir tada jau fotografuosim, mokinsimės pateikti produktą ir kelsim nuotraukas, naujus listingus. Dabar susitvarkėm visą parduotuvę, visus nustatymus, istoriją, susitvarkėm tą, galima sakyti, idealų listingo aprašymą ir žingsniuosim toliau. Tai kągi, turim pirmadienį. Praleidau visgi tą progą nufilmuoti dirbtuvės pas mane su kliente, o kas įvyko, tai tiesiog labai paprastas dalykas. Pradėjom dirbti ir prisiminiau tik 9 valandą, kada jau baigiam. Tai, na, labai gaila dėl to, bet aš manau, kad sekantį kartą dar ir jinai pati žadėjo atvažiuoti, o jeigu ne, tai tiesiog jau kažkurį kitą kartą savo įsikalsiu ir noriu parodyti tą visą procesą tikrai. O šiandien dabar vis tiek noriu tęsti, dar šiandieną turiu tokių įdomių dalykų ir, na, jau pradėjau filmuoti, tai nenoriu ištrinti iš tų video, tai bus kelių dienų vlogas. Tai dabar bėgu į laidos filmavimą, esu pakviesta į Marijampolės televizijos laidą Prie baro, kur, na, tiesiog šnekėsimės kaip prie baro. Tai labai įdomu pačiai, smalsu. Kai bus tik įrašas, tai būtinai pasidalinsiu ir nuorodą, tai bėgu, išsileisiu plaukus, susiruošiu ir tiesiog, na, prie baro prieš pietus pasikalbėsiu. Nu va, radau, labas, Polina. Žiūrėk, raudonas kilimas. O, raudonas kilimas patiestas man. Aha, o, labas, Airinai. Tai prie baro šiandien filmuosimės, kalbėsimės. Nežinau dar apie ką, žinau kaip ir, bet visą laiką būna staigmena. Žiūrėjau, kas gaunasi. Netgi skaitmeniniais produktais, kaip pavyzdžiui, ten grafikos dizaineriai prekiauja savo fotografijais, savo dizainais. Nu va, tai mes va tokioj studijoje, daug lempų, kolektyvas, nufilmuotas įrašas prie šito baro, kada išeis, pasakysiu, parodysiu, kelsiu nuorodą. Grįžtu į ofisą. Ne. Čia yra man skaniausios salotos ir į Hesburgerį einu tik dėl salotų. Tai neišsigaskit, burgerių kasdieną nevalgau, bet salotos yra taip, nu, geras toks kiekis, skanios ir visko čia labai daug. Na va, aš jau po pietų pavalgiau ir iš tikrųjų labai sušalau. Nežinau, atrodo, lauke nėra taip šalta, bet pas mane ofise visiškas šaltukas, užsidėjo dar kondicionierių 27 laipsniam, bet kažkaip labai lėtai šyla arba kažkas su juo negerai, nes praeitą kartą, čia kai tik tai pradėjau gal šalti rudenį, tai pasirodo, buvau jungus ne šildymą kondicionierių, o drėkinimą kažkokį tai ir man visiškai nešilo. Tada atėjo malonus vyriškis, pastato gal čia ūkvedys tikriausiai, ir parodė, kaip įsijungti saulytę, paspausti kartai. Va, tai dabar jau moku, saulytė įjungta, bet vis tiek labai šalta, nežinau. Tai nosis šalta, pirštai šalti, išgėriau šiltos kavos, bet vis tiek kažkaip tai. O reikia dirbti prie kompiuterio, dabar pasidaryti darbus. Tai bus matyti. Bet ką noriu parodyti. Čia yra mano užrašinė, apie kurią pasakojau šiek tiek, planuoklis, ir joje, va pernai turėjau tokią, kur tiesiog yra datos suplanuota, o šiemet turiu tuščią, aš ją jau gal porą metų pas save turėjau. Ir čia yra tik tai taškučiai, nežinau,
kiek čia matysis ta vadinama taškuota užrašinė B5 formato, tai per vidurį, kai būna A5 ir A4, tai per vidurį. Ir ją aš nusprendžiau kurtis pati, su šiek tiek pavėlavimu, tai va dabar darau tokias savaites, parodysiu iš arčiau, kur pati nusibraižau, susirašau datas ir tiesiog planuojuosi, o čia pačioj palikus šiek tiek tarpo užrašam, po to tokios intarpai be nieko, kur galėsiu susipildyti mokesčius, jau susirašiau visokius komunalinius ir panašiai, būrelius ir sporto klubus, tai ir šiaip kažkokias tai mintis, idėjas, tai čia kur po savaitėm, tai kas susiję su ta savaitė tom dienom, o tokius tuščius intarpus tiesiog, kad kažkur tai kažką pasižymėti, užsirašyti, tai labai džiaugiuosi šito projektėlio. Ir tikiuosi, kad aš jį pildysiu toliau. Na va, tai čia truputį iš arčiau, nes žinant mane, tai aš mėgstu pradėti ir kažką numesti, bet aš manau, kad bus visai fainai. Va taip tiesiog lapą vienam atvertime visą savaitę. Čia kitur dar jau buvau užsižymėjus, kovas prasideda. Taip, kur čia pradžia buvo tokio pirmadienis, penktadienis, čia pradžia, kur buvo prabėgus, tai pirmiausiai įsirašau treniruotės ir tada jau pildysiu visą kitą, o šitą vietą palieku grinai va tokiam pasižymėjimam, pavyzdžiui, tą dieną kažką darau ir čia pagal valandas, netgi iš anksto nerašau, dėl to, kad tiesiog įsirašysiu tik tai, kas bus. O čia jau kažkokie darbų to-do, kaip sakau, listukai, šeštadienį, sekmadienį, va tiek va mažai palieku. Tai susiplanavau dabar į priekį iki kovo pabaigos ir va šitie tušti puslapiai bus tiesiog bet kam, kas kils mano idėja. Ir čia galimas daiktas, kad bus 2 metams. Na, o dabar turiu porą gerų valandų padirbėti prie webinaro ir dar norėsiu jį ir įrašyti, nes planuojam šią savaitę paleisti. Tai tiesiog viską darau Canvoje, turiu jau ne vieną savo seminarą prezentacijas pasidariusi, tiesiog dėliosiu tokį, na, ne visiškai kaip naujieną, o optimaliausią variantą iš visų buvusių seminarų, kad tas webinaras būtų toks, na, koncentruotas, kiek įmanoma apie Etsy, tiek ir išsamiau, tiek ir tokie pagrindiniai momentai tiems žmonėms, kurie galbūt dar visiškai net negirdėjo apie Etsy, nes man atrodo, kad jau apie Etsy visi žino, bet neseniai, praeitą savaitgalį, penktadienį buvo sportininkų vakarėlyje, kadangi sportuoju jau keli mėnesiai su treneriu, tai buvo mano trenerio, na, visi mokiniai, studentai sukviesti vakarėlį. Ir ten, man galima sakyti, beveik visi kiti buvo nepažįstami žmonės, nes aš einu pas trenerį individualiai sportuoti, tai kitų nematau. Ir 2 merginos iš šonų taip sėdi, iš abiejų pusių ir mes kažkaip bendravom, kalbam ir sako, kažkur iš jų čia tikriausiai tarp mūsų tiek skirtingų žmonių ir profesijų sėdi ir taip kažkaip, ką tu veiki ir manęs klausiau, tai ką tu veiki, aš sakau, aš vedu mokymus. Kokius mokymus? Sakau, apie Etsy, elektroninę prekybos platformą. Ir aš taip įsivaizduoju, kad žmonės turi žinoti, kas tas Etsy yra ir jos abidvi taip vienu metu. Į mane taip žiūri iš abiejų pusių. Ką? Tai va, tai aš supratau, kad ne visi žino. Ir, na, jau tai rytą yra tikrai ir anksčiau ir buvo ne viena situacija, kada paminiu tą pavadinimą ir žmonės visiškai nežino, kas tai yra. Tai va, ruošiu tokį webinarą visiškai, galima sakyti, žaliems, kurie tik tai susidūrė su tuo pavadinimu ir dar nežino, kas tai yra. Tai turiu porą valandų paruošti. Webinaro trukmė bus apie 30 minučių, tai jis toks trumpesnis, neseminarinis. Ir, na, tai tikiuosi, kad aš per kokią gal valandą padarysiu skaidres ir tada likusią valandą dar skirsiu įrašymui. Tai ką, pradedu darbą, tikiuosi nesušalsiu, nes vis dar šalta, gal arbatos upės eigoje dar pasidarysiu ir noriu produktyviai šią dieną taip ir pabaigti šiandieną.
irgi bežiūrint laidą Valerijos, linkėjimą Valerija, su Diana Vapsve susukau 4 kamuoliukus siūlų ir dabar dar juos supakuosiu. Vakarykštis užsakymas įkritęs, tai rytoj iš pat ryto bėgsiu išsiųsti. Mano diena jau baigta, supakavau, skaidrės padarytos, beje, įrašymą perkeliau rytoj, nes dar yra nesutvarkytų kitų techninių dalykų dėl webinaro, tai rytoj ryte su šviežia galva įrašysiu, nes jau šiek tiek ir galva šiandien kažko lyg ir skauda, tai tiesiog jau anksčiau baigsiu darbą, 5 valandą šiandien vakare, ne vėlumoj, ir judėsiu namo. Gaminsim skanę sveiką vakarienę. Jau žinom, ką vakar susiplanavom visi kartu ir tiesiog rytoj laukia vėl nauji darbai. Tai rytoj jau pradėsiu ir violetinę antklodę daryti, kurią užsakė iš manęs į Repodiją. Išsiųsiu siuntinuką ir judėsim pirmyn. Taip pat labai dar ruošiuosi šeštadienio mokymams, kurie vyks gyvai per Zoomą, 3 valandos, transliacija, metų susiplanavimo su Etsy. Tai dar bilietų galima įsigyti, kas spėsit pažiūrėti šį video ir nusipirkti bilietus, nuorodą paliksiu aprašyme. O jau kas vėliau žiūrėsite, tai sesija bus įrašoma ir bus galima žiūrėti, pirkti kaip mokymus jau įrašytus. Tai nuoroda ta pati vis tiek galios. Tai šiandien ačiū, tikiuosi, kad vėl radote savo naudingų momentų. Apie Etsy papasakojau šiek tiek mažiau, bet kitam vlogę įterpsiu keletą temelių. Tai jeigu turite kažkokių pageidavimų, tai galite užsiprašyti iš manęs. Aišku, darau ir kitus mokomuosius tokius video atskirai. Tai laukia su ChatGPT video, kaip išnaudoti jį Etsy platformai, ypatingai tiems, kurie nemoka anglų kalbos. Taip pat antra dalis apie Etsy skamerius, nes jie nuo to laiko, kada padariau paskutinį video, labai patobulėjo. Tai įrašinėsiu irgi, gal šią dar savaitę. Ir dar kažkokį vieną turėjau omeny. Jo, bet kol kas nesakysiu. Tai vat laukia tokie. O ir aišku, kaip su vlogais toliau, tai aš manau visiškai organiškai. Neplanuoju iš anksto tokio dalyko ir šiandien net neplanavau, žinokit, kad jums įrašinėsiu, tiesiog nusprendžiau ryte. Nes, šeštadienį taigi pradėjau ir galvoju, ar trinti juos lauk dabar tos filmukus, kadangi su klientė nepavyko nufilmuoti dirbtuvų, ar ką čia man daryti. Tai va šiandien kažkaip atėjau ir galvoju, tiesiog toliau papasakosiu, kaip yra. Tai va žinokit, kad kitą kartą irgi tiesiog pulsiu filmuoti, kaip yra ir kažką sudėliosiu, gal irgi kelių dienų, gal visos savaitės parodyti pas mane darbą, nes tikrai būna labai skirtingų tų dienų. Tai bus matyti. Tai ačiū, kad žiūrite. Kas dar net prenumeravote, labai prašau, labai svarbus man jūsų šitie taškeliai einant link 1000 prenumeratorių, dabar bežiūrint 307. Tai vat labai įdomu, pavyzdžiui, po kažkiek laiko, kai žiūrėsiu į video ir bus paaugę prenumeratoriai, tai toks smagus žaidimas, bet jis būna. Tai būtinai prenumeruokite, pakomentuokite, galbūt kas patiko, galbūt ką norėtumėte pamatyti. Ir aš būtinai į tai atsižvelgsiu. O dabar ačiū ir iki.